Žinokit, nepatikėsit, grįžom iš savo rezorto ir mus apvagė. Nu tai labą dieną. 8 diena iš Maldyvų. Nu, o toks va. Traktoristas. Jau 8 kartą tą patį valgom. Varom į populiarų į Adaraną. Jo kaina yra iš pasirinkimų pigiausia. Tai matysim, ar pigumas turi kažko blogo, o gal kaip tik gerai. Tas pigumas tai realiai priklausomai nuo vietos, bet šiaip $100, taip pat kaip ir kiti, bet buvom radę už 9,5, bet nieks nevažiavo su to turu. Visą dieną geri, visą dieną gražiai rojumi. Pasaka. Tai vakar valgiau vieną tokį tuną, einu ir žiūriu, va čia. Tiesiog mėtos ant žemės tie patys tunai, kuriuos valgiau. Nu, karočią, taip ir yra, čia kačių maistą vakar valgiau. Dėl to buvo, nu, tragediškai neskanus tunas. Nu, kaip populiariai. Paukštis vaikšto gandre. Thank you. O, kaip gražiai. Nu, atvarėm į Ranalhį šį kartą, Adaran. Nežinau, kuris šis svarbesnis pavadinims. Adaran. Adaran, Ranalhį. Tai mano 10. Welcome šatukai. Tai va snacksus duot. End of Thailand we have doctor's clinic for emergency. End of Thailand we have Chavana spa, so she is from Chavana. Nu, apeinam Salikę, pasidarysim turą pradžiai. Tai pirms sustojimas į barą. Atrodo kaip alus, bet čia yra kažkoks kokteilis. Dar nematys kažkoks koko ridžio. Atitikmuo. Šlapims koncentruotas. Labai gražus va nameliai. Šiaip, kai pasiėmė šitą dienos vizitą, tai niekas neduoda jokių užkandžių, bet šitas Ranalhį duoda. Tai už valandas galėsim eiti pabandyti kažkokį bufetuką. Oi, aba. Aba. Nu kažkaip. O. Radom gražų vaizdelį, kur net įrėminta kaip viena gražesnių salos vietų, tai va. Vaizdelis. Palauk, iš šito kampo geriau. Nu, esam gerų vaizdų paieškose šitos salos. Pirmas įspūdis toks kol kas, kad šita sala prasčiausiai iš tų mūsų 3 aplankytų rezortų, bet dar duodam šansą. Vaizdelį. Už milijoną. Nu, kokią nuostabumą palmę rodom. Reikia semžinti. Rojus. Sen, kaip nepatogu. Aita. Realiai atėjome į pagrindinį paplūdimį Ranalhio. Policija dalykas daryti, labai skubėjo. O, biškį vėsus vandenukas gal? Sako, šaltas. Jau varo papuls. Na tai oficialiai apėjom visą salą. Nu tai sala graži, bet silpniausia iš tų, kurios aplankėm. Tai kaip sakant, vis tiek pasidžiaugsim. Ranalhį. Palauk. Aba. Užlipau. I like to play all day. What do you say? Nu, voilà. Polis stipruolė. I like to play. Snack baras. Biudžetin labai įdomus kokteiliai, tokie Greenery Island, Winter Whisky, Diddy Passion, Sidecar. Kažkaip Pink Boy, White Lady, Scorpion, Coco Ridge, Serifon, tokie labai negirdėti visokiausi. Kokteilis sloinikose daro. Kuba Libras sloinikas.
pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Did you like it? Yeah! Did you enjoy it? Yeah! Papulė, pataikai bent vieną. Nu tai, ką žinau, varom pasnorkelinti. Atėjom pavalgyti. Atrodo didelė virtuvė, nusimato. Mėsgaliai. Kitokie mėsgaliai. Chili chicken. Dahal curry. O. Pabulvė su šafranu. Papuolis prisidėjo panašus marmalo kaip ir aš. Marmalėdų visokiausių čia. Tokia vieta. O Lutis atvažiavo. Thank you. Rihalli. Antras raundas tiesiog sriubytė su gryba. Nu, trečią raundą pasiėmiau 3 steikučiai, papadumas, alyvuogės, žalias padažas, žiūrės skanus slotas, koleslo. Taigi sakyk, kartuos. Būta privalgyta. Tik tais tokiose salose palieki 1,5 valandos ir kiek visus daiktus. Nieks nepaimta. Kvies biški marškinius numetė. Oi, kaip ištaškė mane tas maistas. Dar porą alaus iššoviau. Viskas, labamektis, draugai. This is my baby now. Šiandien daug sloinikų prigerta. O vienas laukia nunešimo į barą. Nauja mėsa. Ateina. Papulis pragėrė tapkes. Papuli, kas nutiko? Tapkį pasidėdau. Paskutinį kartą matytas niekada. Nežinau. Papulis jau kai geria, tai geria, viską pragėrė. Bare nėra. Papulis vargšas tapkes pragėrė. Nepragėjau, aš nusiprantu. Papulis ieško inirtingai. Niekur nėra. Papulis vis dar neranda savo tapkių. Kažkas pavagė Papulę tapkes. Gal tie gandrai čia vietė. Niekur nėra. Visą salą apėjom, nieko nematom. Saloj yra tapkių vagys. Galvom, kad gandras. Papulis rado. Žie. Eik savo. Nu, Papulė. Tai ant tiek yra, man jau Alzheimeris. Papulis laimingas, turi tapkes. Ne, man šiaip labai liūdna, kad aš ta prasme net negėrus praganiau tapkes. Kaip tai negėrus, kiek išgėri, ne alkoholinių. Papulis vietą išrinko. Cheers. Dabar kas atspėsi, koks šį gėrimas yra? Pavadinimą man. Yra apelsinas, činas, triple sekas ir laimus. Nu tai, balta moteris. Nu taip, baltas moteris. Nu va, vėl grįžom po porą valandų. Viskas stovi, niekas nepaimta. Užsakėm kambario išvalymą.
Kaip tu sen, žiūrėk. Varai, greit, varai. Kaip nauja chata. Palikom biškį arbatpinigių, tai gulbės nėra. Žinokit, nepatikėsit, dabar kokią valandą laiko stresuojam. Grįžom iš savo rezorto ir mus apvagė. Realiai, paprastai žmonės taip nedaro, bet aš žiauriai nepasitikiu žmonėms ir pasirašiau, kiek grinų pinigų palikau savo piniginiai. Ir kaip tik tyčia šiandien pasiprašym, kad išvalytų kambarį, nes nereikia raktelį palikti ir tada valo kambarius, ar ne? Tai palikau 2110 šitų rufijų, grįžtų namo, ten viskas nusimaudė, viskas, žinai, atsidarau piniginę, žoktelnu, 500 trūksta, turiu 1610. Tai reiškia, mes dar valyti net 20 palikom šitų arbatos, jo, tai čia virš euro, tipo. Ir, nu jo, tai ten realiai ėjom ir tą receptioną ten dylinti, tenais menedžeris skambina, daro, dylina. Žodžiu, kažką jie ten daro, bet mes einam į policiją dabar, registruosim vagystę. Įsivaizduoju, tipo, viešbutis realiai vos ne 10, nes viskas tikrai gerai. Pusryčiai švaru, viskas faina, ten ne karšta, nu labai gerai. Ir tada, va, įsivaizduokit, labai lengva šiaip valyti, ar ne, tipo, juk atsidarai kliento, tą piniginę, ateini valyti kambario, ne? Atsidarai tą piniginę, paėmė ten kelias kupiūras, nu tikrai niekas atrodo nepastebės. Šiaip galėjo pasimti mažiausių kupiūro kokį 100, ar net tenais, kiek čia 5 eurai būtų. Ne, pasiėmė 500, kas yra apie 28 eurus, nu senis drąsus realiai. Nu mes rimti atvarėm į Policaną, polivarom. Atvarė policija į viešbutį, dabar visi 3 pareigūnai. Dabar nuėjo tenais tardyti tą žmogų, kuris valė mūsų kambarį. Dalykai. Mes dar jo nematėm. Ne. Sunku kažką pafilmuoti, nu bet crazy situacija. Atvarė owneris viešbučio, šitas savininkas. Bet jeigu policija nebūtų, tai jaučiu haha, čia viskas gali būti. Kad 4 pareigūnai gal atvarė, ten realiai nuo viešbučio iki komisariato yra, nežinau, gal koks 50 metrų maksimaliai. Mes įėjome tą komisariatą, tai ten žmonės tiesiog paprastais rūbais scrollint telefonį, mes įėjome jau tokie civilizuoti žmonės. Detektyvas, žinai, mafuši. Jis vis kažkoksai mano ūgės su policijos uniforma, telefonė kažką rašinė, toks vaikelė veidu. Nu, žodžiu. Sako, koks tavo WhatsApp numeris? Esmė tokia, sakė ateiti 8, tai čia maždaug po valandas duos kažkokį raštelį, kad jūs buvo tą fakti. Ir galėsim kleiminti šitą draudimą, žinai. Valdytojas to viešbučio tik kartuoja, ar tikrai 100% įsitikinęs, kad tavo tie pinigai yra dingi, gal tu apsirikai ir kartuoja. Ir tu toks pradedi galvoti, o gal čia tikrai aš apsirikau, gal čia tik psichologiškai mėginti paveikti tave. Ir toks, nu nežinai. Nu jo, aš bandau nepasiduoti šito, nes aš tikrai, sakau, užsirašiau, kiek turiu. Pasižiūrėjau, sako, gal tu rezortį ištaškėjai. Ne, seniai, aš piniginę palikau iš kurios paėmė, žinai, kokiam rezortė dar. Tai dabar nuvarėm pavakarieniauti, bet žiauri, nes nesu alkanas, nes toks, žinai, kaip būna toksai vidų įtampa tokia, ne? Tos ne kiekvieną dieną tave apvagė ir ne kiekvieną dieną dar turėsi gyventi ten 4 dienas su vagiais, ne? Ir dabar reikia dar vakarienę valgyti. Nu tai toks ir sėdi, žinai, toks kaip ir reiktų valgyti, bet kaip ir nenori, nes tokia įtampa, žinai. Ne, mes dabar diskutuojame apie tai, koks lygis yra šitos policijos įstaigas. Atvarai tenais, aludė kažkokia, nežinau, tamsybė. Atėjo civilizuoti žmonės, visi tokie kuščiai, tokie baltaodžiai. Jėzu. Ir juokingiausia, kad visą šitą bylą sprend 4 policininkai. Vienas tasai, kur priečiuoja, sakiau, mažylis su mano ūgio, su uniforma, toks beibis. Ir kiti 3 tokie su paprastais marškinukais, su ženklais, toksai CSI Maldyvs. Papulė šiandien šniūrą iš Šri Lankos bandė kirpti kažkur. O čia biški bandė kirpti ir iškart apvagė. Čia biški dalį kirpų. Nu, sargiai seniai. Vudu. Nežinau, kažkaip blogai jaučiuosi. Lemai, žinai, ką žiauriausia, kad mes niekada nesužinosim turbūt, ar čia mes tikrai apsirikom, kom abejoju visiškai, ar jisai tikrai paėmė tos pinigus, o ne? Bet dantį, tipo paėmė, žinai, replėsim dantį ir už. Ar tu paėmė tas 30 eurų, žinai?
Aš paimu štai. Neprisipažinsiu, tai be šansų. Pabolis pasiėmė oktopusą. Aštunkoje pažiūrėti. Čiuptuvukai. Pliup, pliup, pliup. Minkštutis, šiaip gerai iškeptas mano akimis. Skaniai? Na, gerai. Jėtų. Žiūrėk, koks atėjo. Jėtų. Laukiam. Mano mėgstamiausias tas yra. Kovinė udrelė čia yra. Man reibis padarė į pirštą. Gerai, grįžom į kambarį. Žodžiu, gavosi taip, kad policija BBD in the end ir gaunas taip, kad... Jo, policija pasakė, eikit į viešbutį, nes jums atiduosiu pinigus. Viskas, mes uždarom visą šitą Jo, bylą. byla įspręsta, žmogus neprisipažino. Žodžiu, grąžins tos 500 rupijų tų varganų ir tom ir baigsis. O šiaip, realiai buvo kuprinė palikta, va šitaip va, įsivaizduoji, čia viską sutvarkė, atėjo žmogelis, va tiesiog, va taip, va, žinai, atsidarė čia, nu čia piniginė mano buvo, pasiėmė, 500 rupijų įsėmė, įdėjo atgal, uždarė ir savo prilipė ir išėjo.